Prekybos tinklų savininkų sprendimu dirbti per Kalėdas bei naujosius metus pasipiktinusios profsąjungos surengė protesto akciją. Norėdami atkreipti dėmesį į parduotuvių darbuotojų išnaudojimą, protestuotojai kvietė pirkėjus paaukoti jiems maisto ir teigė, kad net per didžiasias šventes dirbdami nuo ryto iki vakaro už gaunamą algą jie negali pragyventi. Tačiau prekybininkai tokius darbuotojų skundus atmeta. Parduotuvių darbo laikas per šventes yra sutrumpintas, dirba mažiau darbuotojų, o mokama tomis dienomis dvigubai. Čia vyksta akcija apie pavogtas Kalėdas. Mes prašom paaukoti bent truputį maisto kasininkams. Jie dirba labai sunkiai per šventes, per Kalėdas nuo naujų metų iš pat ryto. Prekybos tinklas pavogė Kalėdas, o darbuotojų išnaudojimui ribų nebėra. Su tokiais šūkiais prekybos centrų darbuotojai prie parduotuvių bandė atkreipti pirkėjų dėmesį ir prašė pagalbos. Darbuotojai skundžiasi, kad yra priversti dirbti per visas šventes, o jų atlyginimai tokie maži, jog vos galas su galu suduria. Jeigu galėtumėt gal nupirkti truputį maisto jiems prie šventinio stalo. O čia yra informacija. Pasipiktinę darbuotojai prie kelių prekybos centrų surengė akciją, per kurią kvietė žmonės aukoti maisto jų šventiniam stalui. Mat sumažinus atlyginimus prekybos centrų darbuotojai nebeišgali išmaitinti savo šeimų. Apie 500 prekybos centrų darbuotojų vienijančios profsąjungos pirmininkė labiausiai piktina taip, kad kasininkės, krovėjai ir prekybos salės darbuotojai, gaudami minimalų atlyginimą, o kartais ir dar mažiau, nenori yra priversti dirbti švenčių dienomis, nes tuomet mokamas dvigubas atlyginimas. Tačiau realaus padidėjimo esą darbuotojai nejaučia. Mūsų darbdaviai prisidengia tuo, kad suteikia galimybę darbuotojams papildomai užsidirbti. Mes norim iškelti klausimą, kodėl darbuotojai savo darbo metu negali užsidirbti pakankamai pinigų, kad galėtų išlaikyti save, savo šeimas, išmaitinti savo vaikų. Visi turbūt žinome ir nepaslaptis, kad dvigubai, trigubai, gal mažiausiai 30% sumažėję atlyginimai iš tikrųjų gali versti darbuotojus dabar dirbti papildomas dienas. Darbo federacija ketina kreiptis vyriausybę, kad ši patikslintų darbo kodekso nuostatą, numatančią, jog per šventes dirbti gali tik nepertraukiamai veikiančias ar gyventojams būtiną aptarnavimą teikiančias įmonės ir tarnybos. Federacija nori tvirtinti, kad prekybos centrai nebūtinas gyventojų aptarnavimas. Mūsų manimų tai prekyba tai nėra neatidėliotini, o darbai. Žmonės gali vieną dieną anksčiau apsipirkti, o kitą dieną visiems skirti išeiginės dienas, kad jie galėtų kartu su savo vaikais, tėvais švęsti šventes. Prekybininkai įsitikinę, kad darbuotojų skundai nepagristi. Esą jiems buvo sudarytos palankios sąlygos rinktis ar dirbti per šventes, darbo laikas sutrumpintas keliomis valandomis ir dirbo mažiau žmonių. Kai kurių prekybos tinklų trečdalis parduotuvių per šventes buvo uždarytos. Apskritai nedirbti esą neleidžia objektyvios sąlygos. IKEA buvo vienintelis prekybos tinklas, kuris iki šiol laikėsi tradicijos nedirbti pirmąją naujų metų dieną, tačiau šiais metais savo sprendimą nusprendėme pakeisti iš esmės dėl dviejų priežasčių. Viena būtų tokia, kad buvome vienintelis tinklas, kuris taip elgėsi, dėl to tai klaidindavo mūsų pirkėjus ir sulaukdavome klausimų iš mūsų pirkėjų, kodėl vienintelis IKEA nedirba ir kodėl jiems tenka ieškoti kitos galimybės norint apsipirkti. O kita priežastis grynai ekonominė. Sunkmečiu yra tikrai sudėtinga vieną dieną nedirbti, kai kiti dirba ir prarasti savo konkurencinės pozicijas. Dar 2007 metais trišalė taryba susitarė, kad prekybos centrai per šventes nedirbs. Tais metais ne vienas Kalėdų ir pirmąją naujųjų metų dieną atvykęs apsipirkti rado užrakintas duris. Tokia tvarka galiojo tik tais metais. Būtent po tų metų apklausėme savo pirkėjus, apklausėme nemažai gyventojų, ar jiems yra aktualu vis dėlto dirbantis prekybos centrai. Ir iš tikrųjų 80% apklaustųjų tuomet sakė, kad taip, mums yra aktuali galimybė apsipirkti ten, kur mes esame įpratę. Tebūnie tie prekybos centrai dirba sutrumpintų darbo laiko valandomis, tebūnie dirba ne visi prekybos centrai, tačiau žmonėms vis dėlto švenčių metu, jeigu jie pristinga kažkokiu ar tai maisto produktų ar dar kažko, yra patogu tiesiog ateiti į tą prekybos centrą, kuris jiems yra arčiausia namų ir apsipirkti. Prekybininkai tikina, kad šiemet kaip tik patys darbuotojai prašė leisti dirbti per šventes, kad taip galėtų daugiau uždirbti. Todėl neturėtų skųstis. Reporterė Jurgita Gižaitė, Vilnius.